Sveiki intelektualai žiūrintis mano slaptą YouTube kanalą ir mano tapimą riteriu. Šiandien bus pirmoji diena, kai aš lysiu į šarvus, pasitikrinsiu save riterio amplua. Antroji treniruotė. Jaučiuosi labai hiperaktyvus, laukiantis visą dieną. Nors ir šiek tiek pavargęs, bet labai vidumi degu, kaip aš noriu greičiau išbandyti save ir šiandien bus aišku, ar galėsiu važiuoti į Lenkiją, į Grunvaldą tą mūšį, ar ne, man pasakys, ar aš išstoviu, ar ne, turėsiu pasitikrinti su vienu iš riterių, pasisparinguoti, pasitrankyti ir patikrins mane ir pasakys, ar leis mane atstovauti čia Lietuvai, prisijungti prie rinktinės, ar ne, tikiuosi viskas bus gerai. Į šarvus lendant reikia ilgom rankovėm viską apsirengti, eisim apšilt, sakė sanariukus, nors ir visas šiltas po treniruotės savo kickboxo ir taip, bet vis tiek reikia. Man rūbiniai pasakojo, kaip vienoj kovoj buvo ne taip užsidėjęs šalmą ir su skydu taip daužant galvą numetusiam, išdaužė visus dantis. Tai šiek tiek pagalvojau, kraupu tą, bet įdomu. A few moments later. Eina tau labai. Čia yra 3 apmošami, 3 variantus, susiras, kuris tavo pagąs. Šitas pasižiūrim. O, šitas iš viso. Žiauriai malonus. Aš taip dėduosi? Jo, tai man nespaudžia kol kas. Ne, gerai. Ir atidaužai. Užtruksiu, jaučiu kaip kokia moteris. Įdomu, kas ilgiau, riteris ar princesas rengiasi. Kaip man. Bet to, pavyzdžiui, jis muša tokių galingų, tai įmanoma išvengti. O, pavyzdžiui, net kokį, kai kovoti su. Nu, jis čia bukurtiškai kovoja, išskėdo. Kaip tu, pavyzdžiui, pasirinktum prieš jį kovoti? Jisai yra didelis ir lėtas, Jo. prieš jį efektyvu yra judėti daug metų. Ypač kai tu su šalmu, tavo periferinis matomas yra mažesnis, tai kur nematai, kas yra. Jo, tiesa. Važinkit, čia yra pošarvis, jis eina ant kūno. Aišku, gerai turėti kažką ilgom rankom, kad nenutrintų, žinai. Tai dabar lys. Ir ant pačio pošarvio rišasi metalas, tikri šarvai. Čia, kaip matome, yra surišta ant pačio pošarvio. Štai veikia šarvai. Plačiau įsiklempina, eina per dirželį. O čiam čia sunkiai, ne? Tai va dėl to būdavo visais laikais tie vadinami, kaip ten tie, squires, bet lietuviškai yra šarvanešiai. Tai jie atlikdavo visą šitą darbą. Bet jie porai iš riterių vienu metu, ne? Vieno užtekdavo, dažniausiai. Net mokyklinį formą judėtumės. Kaip manai toks reikia. Aš į savo magistro, kai apsiginsiu, varysiu su pilnai šarvais. Rimtai? Yeah, you have to do it, man. Maladės. Nes visi dedasi tas mantijas, tas kepurės, like, what the man? Tiesiog full plate ateina bičios. Taip, mačiau tiesiog ne su mantijos, su mėlynais. Oi, tai yra su baltais marškiniais. Tai tiesiog irgi ikoniškai to, visi su juodom ir jis baltais. Ir belia kaip toli Žalgirio arenui pritraukau tą vieną. Ja. Klasą. Jeigu tu su šarvais, tai mus žiauru atliepsi tavo įteikimus, tikrai pažiūrėt. Bus ikoniška, tikrai. Nemirk. Dar nepilnų šarvus, įkrentų. Viskas vietoje atrodo, ne? Kaip manot? Dabar uždėsim tau geriausią dalį. Čia yra brigadina. Jinai iš šono atrodo kaip tiesiog liemenė, tokia, kuriai mokyklą dėtumės ar ne, bet ne realybėj. Jinai iš vidaus plokštėm padengta ir tos plokštės apsaugo tavo gyvybę nuo visko. Kaip manai, bet jaučiu, tiesiog profas, jaučiu greičiau susiruošė, ne? Jo. Biškutį per kokias 20 minučių. Gal netgi greičiau, jeigu jau būna surišti šarvai, pavyzdžiui, kaip vienas MP6 surištas, o kitas kovos metu kažkas nukirpo dirželį ir nukrito. Tai aš per turnyrą, kaip prieš savo trenerį variau, tai jisai man 2 kartus nukirto dirželius. Specialiai, ne? Ne specialiai, žinai, tiesiog yra tokios vietos, kur dažnai taikosi, žinai, oponentai, nes yra lengva pataikyti. Tuck that belly in! Žiūrėk, jam jau pačiu jo lėkštė durė, karočią. Tai reikia įkišti lėkštę, oba.
Mobilumas kaip kočioko. Jeigu kažkas prilipdytų tenais, tai nenusikabina. Tarp kitko, jeigu šarvai atrodo, kad spindi, tai čia dėl to, nes juos reikia tepti balistoliu arba kokį kitų riebaliukų, kad jie O balistolis nesupūtų. Nu, jis toksai mišinys. Nes šitie šarvai, jie spindi. Šitie šarvai yra senesni už mumi, aš net nejuokauju. Šitie šarvai yra old as fuck. Ir jie yra neibiškai nesurdėję, ne? Kita vertus, mūsų žmogelis, kuris netepa savo šarvų, jie jau kiaurai rudyja visur. Like pūva iš vidaus. Ir šitie šarvai yra naujesni, jaunesni bent jau biškai. Nu, aš jau įtariu, nes čia vieno žmogaus, kuris tipo, užsidėjau, pasportavau, tingi tept, numetu iš šoną. Nu, mes savo pražiūrim. Per storą lešką, žinau. Fucking thick boy, bro. Thick boy moments. Visą balistolį nusivalyti reikia. Bent spaudų liktų, čia viskas tik tam, kad bent spaudų. Vienas, Pranyk žmogus šitam. 2, 3. Nusimti tai tiesiog. Ne, bus lengva. Pamiršti. Gali gyventi su šalme dabar. Norėčiau bandyti maratoną pradėti. 10 kilų. Su šarvais. Tai mes su Kipru nuvarėm kažkada tiesiog į tūsą su šarvais. Full plate, blėt, mosh pit. Nu, nebuvo mosh pitas, bet buvo toksai low-key hipsterių klubas. Ir visai fainai buvo. Aišku, mes daug nejudėjom. Sėdėjot, ne? Nu, biškai pajudėjom, bet žinai, taip minimaliai. Dabar žiauriai geri tie filmsai. Night Smith. Jo, tie kur AI generated, ne? Good, yeah. Look at this shit. Kardashian. Šiek jau džiabas, čia ir natūraliai geras. Diamond bones, wanna beat it, wanna feel it. Eina savo kaip yra, kad jaučiasi, kad svoris. Rankos visiškai smagu ir prasileisti, smagu ir pataikyti. Iš rankos smagiausiai. Karočią, mes turim daug žmonių, kurie treniruojasi, ne? Bet va, žmogus varo visai neblogai, kaip pirmam kartui. 2 minutės iškentėjo, visą staminą vietą, atrodo, dar per daug nenumirė. Uhurtinį kovos stilių turi. That's fucking approved. Dėkui, malonu. Ten visi. Tas dalykas, kuris pareina riteriuose, dažniausiai tai būna rankos. Pirštai labai sugeria daug žalos, todėl pirštinas turi būti geriausias. Žiūrėk, ar kas nors tave su metu rankė pasibandymui ar ne? Labai vos. Nu, prasileisiu dabar iš tikrųjų, kad dar lieta. Čia burtinis, kur yra masinėse kautynėse. Čia yra turnyrinis, kur 1-1, kur taškai yra. Čia, kur jeigu balstovi, tai jis yra nebalansuotas, sunkus daužymui, tai jau toks, nu, jis jaučiasi. Šitas yra labiau turnyrinis. Va, pozicija tokia, reiškia, nuginėti čia skirti. Ir va, kietai, gerai, to. Aš dabar neinu į kontaktą, kadangi aš prašarau, Taip, žinai, kai iš arčiau, tai tau sunkiau tada mušti. jo labai teisingai dabar. Ir mokyk iš viso, žinai, jeigu ateini iš kitų tų asmenų, kurie yra labiau prie ginklo, tavo ta zona artima klinčio yra žymiai patogesnė. Tu jo patogiai jautiesi, natūralu, kad ją ir fainai ateini. Ir ypač tų skydų kalavijų, tai klinčinė zona yra kaip šachmatai. Ateinu į tokią poziciją, pavyzdžiui, tu man jau praktiškai ir artimam klinčiui, iš ginklo tu jau nepaimsi. Aš visada ne? Kažkiek gali, bet tu automatiškai jau tada turi numinėti su skydu mano ranką ir smūgiuoti. Aš žinau, kad tu numinėsi mano ranką, aš tada iš karto pereinu į kitą. Tai čia toks labiau šachas. Klinčias, iš esmės yra šachas. Ir vėl,
Atėjau, atsistojau taip, tu praėjai taip, einu taip, dar kaip. Aišku, aš be šarvų tai judu greičiau, žinai, natūralu. Bet vėl, kuo labiau įpranti, šarvai yra pavojingų tokių padarai. Taip, ne, na tai, dar biškai baisoka man, jie tik linša, tai natūralu, sakau, kai tai yra šarvai, mes turim visą laiką labai savo energiją tausoti. Ir kuo mes daugiau energijos priešininkų išnaudojam, su kuo mažiau savo energijos, tuo realiai ir galima tada neturėti ne tik tai raumenį, bet ir galvoje, žinai, kažką. O kaip nuo traumų apsisaugoja? Traumos didesnės yra ne nuo kontakto, o turbūt nuo paslydimo, nuo dar kažko. Pavyzdžiui, aš esu vieną kartą riešą susilaužęs, pravariau rimtus buhurtus, išeitinėjau iš arenos, už arenos lystelėjau ant žolės, atsiremiu, sulūžta riešą. Čia iš Bakyrų yra toks judesiukas, aišku, jeigu padarysi šitą per riterių kovą, tai tu iškart negyvas būsi. Vėlia kaip jau šlapas. Man čia jiems padėti, vėlia kaip sunku. Tai dabar pradėsi kaip dideli vaikai žaisti. Raundo pabaiga, nes jis tikrai virš minutės varė. Kaip pirteliai, žinau. Rankos, kojos, viskas nutirpė. Pirštus nusidaužiau su kita ranka. Čia yra geriausias kardio, geriau už bėgimą, geriau už viską. Čia jis kraujuoja tepalų. Bičiukas. Mašina. Tai yra falčionas. Kirvis / kalavijas, jisai skirtas skausmą kelti oponentui. Paprastai jisai yra naudojamas mušti iš šarvų tarpus. Ką tai reiškia? Tai paprastai galėsi tu bandyti. Taikomas į pečius, kur yra surišama prieiga su antpečiu ir iš toj vietoj tu jauti minkštą. Šičia irgi jauti, aš pasiekiu tave. Reiškia, jeigu šičia tau kažkas kirstų iš falčiono, tu pajaustum, ar ne? Tada antra vieta, kur yra pažeidžiama, tai tu dažnai ginsi galvą ir tau gali pabandyti pataikyti šitą vietą. Čia irgi tipo yra kažkur tarpas, aš jo dabar nerasiu, nes mūsų šarvai patys geriausi, jie neturi tarpus. Žinai, bet jeigu tu, žinai, atlieki paskirtį, kelt skausmą, eikiai išimti oponentą iš kovos, tai tu teikisi tuos taškus. Biškai gavau iš kalavijo gardos į akį. Man šitas svindo pro akies tarpą ir svindo į akį. Turnyrą turi kažkam. Koks buvo? Turnyrą kažkur. Dėl to stengiamės va tai va nedaužyti, o daužomės va į šitą antsvorio. Ai, aš net nepagalvoju, aš galvoju iš rankos mušiu, eik tu savo. Kaip smagu, ačiū labai, atsiprašau galvą. Ginklą taip su rankom. Taip. Galima? Galima. Bet gerai pasitrankom tą. Tikras tas, ne? Čia jis toks kartikas. Nors sunkus ir per neefektyvus. Kažkada galvojom, kad jeigu padarai skydą, kuris ilgai laiko, tai labai gerai. Tai taip, jis laiko labai daug, bet jis laužo kalorijus. Jis turbūt laužęs, nežinau, vis 4 kalorijus, nes matai. Jis pats tai gyvas. Nori kalavijas per daug kraštą pataiko ir lūžto kalavijas smarkiai brangesnis dalykas negu skydas. Tai žinai, geriau skydą daug keisti negu kalavijus.
Pažiūrėk, jo yra per didelis svoris. Aha. Jau taip net nepalaikysiu. Kas labiausiai skiriasi nuo kitų kovinių menų, tai, kad pas mus nėra dūrių. Kai dūrių nėra, kas vyksta, o vyksta trankinis. Mes nesaugom centrinės ašies. Iš principo yra stovėsime taip. Pagrindinė idėja yra tokia, kad tu turi nugaroj kaip struoklė. Yra išmentės. Jo, išmentės. Ir aš iš karto galiu smūgiuoti, man nereikia atgal užsimoti ir tada smūgiuoti. Aš iš karto, taip. Ir čia, va. Kaimas priešas sukam turėtų būti, o visą ranką. Jo, karto jau parengta ir aš nenumušiu tu man ginklo, aš negaliu be užsimojimo iš karto perėti. Tos technikos kartais yra labai, nesudėtingi prijomai, kur čia. Apsisuksiu 3 kartus, ten tas anas ketvirtas, čia yra labai daug smulkmenų, kurios ir sudaro visą esmę. Vėl, kai lauke vyksta turnyrai ir tai yra dažniausiai vasara, karštis turi savo. Aš įsivaizduoju, tai sakė, 7 laipsnių. Karšta. Nu, bet kaip, čia žinai, iš vienos pusės labai gerai, kas rimtai to užsiminėja, gasvomis metasi kaip reikia. Bet jeigu susivažiuoju, tai dabar... Nu, natūralu, jeigu rimtos. Svorio jaučiu. Ne, matas su metabolizmu visas raumenynas. Dirba. O dabar nesmagiausia šarvų dalis. Jo, aš ir norėjau tą. Šarvai valomi yra Tai su kempinėlė, ne? su ranka ir bolistoliu. Ai, paprasta ranka, ne? Ja, bolistolis yra šiaip ginklam valyti, sutepti, kad nerodytų. Tai mes jį naudojam šarvam, tai tiesiog užpuški ant šarvų ir su ranka ištrini, kad padengti visą paviršių. Ir vidaus? Jo, vidų viską. Koks ir riterio darbas? Na, senoviai riteriai turėdavo ginklanešius, kurie tai darydavo. Ai, okei. Mes kadangi nekilmingi, Mes, nu, mes kilmingi sako. Visiškai pezinami. Mes savarankiški. Independent. Kilmingi, bet savarankiški. Jaučiu saulės negaunu. Super, dabar super. Wow, čia tai iš viską, aš tą bunkerį vėsiau, bet smagu, va. Kiek jau čia užtrukom laiko, apie 2 valandas, ne? Norisi užkasti ir šokti lovą. Ir mego. Ką, labai ačiū visiems, kad žiūrėjot, kas palaikot, kas žiūrit mano riterio kelionę. Ir ką, iki kito vlogo.